Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam Shikshatam Kapurusha Purana Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Yastam Sarvabhauma Bhattacharya praised Chaitanya Mahaprabhu in these words. Sarvabhauma Bhattacharya that you have come to teach the people devotion to yourself through vairagya, renunciation, and vidya, knowledge. So, vairagya, renunciation, and vidya, these are the two foundation stones of brahmacharya. Brahmacharya gyvenime du pagrindiniai principai, tokie kaip atsižadėjimas ir žinojimas, yra tarsi pagrindas. There's a life of renunciation, tai yra atsižadėjimo gyvenimas, giving up sense gratification, tai yra nutraukti visus asmeninius pasitenkinimus. For the purpose of cultivating higher knowledge. Tam tikslui, kad išugdytume aukštesnį žinojimą. Both by studying Shastra, hearing Shastra, studijuojant Shastrą, girdint ją, and by practically applying that knowledge in life. Ir praktiškai pritaikant tą žinojimą savo gyvenime. Knowledge is, spiritual knowledge is not simply a matter of learning, Dvasinis žinojimas tai nereiškia tik tais mokytis, but it is bestowed upon a disciple, submissive disciple, by the mercy of the Guru and Krishna. Tai jis apreiškiamas Guru ir Krishnos malonės dėka mokinyje. Therefore, an essential ingredient in brahmacharya life also is submissiveness. Todėl vienas iš pagrindinių dalykų brahmacharya gyvenime taip pat yra nuolankumas. Submissiveness to Guru, and in our modern ISKCON setup that will be also to Guru's representatives. Reiškia nuolankumas Guru ir Krishnos sąmonėje dar ir nuolankumas Guru. Now, sometimes we hear about Grihastha brahmacharis also. Taip pat mes kartais girdime apie Grihasthas brahmacharis. Because Grihastha is also one ashram. Todėl kad Grihastha irgi yra vienas iš ashramų. In which one is also supposed to be cultivating spiritual life. Kuriame irgi žmogus turi kultivuoti dvasinį gyvenimą. However, within the Grihastha ashram, there is a license for sense gratification. Grihastha ashrame yra tam tikras leidimas tenkinti jusles. License means it's restricted. Reiškia leidimas, reiškia apribota. Grihamedi life means a life only of sense gratification. Grihamedi gyvenimas reiškia tai gyvenimas tik juslių tenkinimas. But a Grihastha brahmachari, he basically doesn't have a life of sense gratification. Bet Grihastha brahmacharis iš tikrųjų negyvena gyvenimą, kuris pripildytas. That is not the aim and object of his household. Tai nėra nei tikslas, nei objektas šito šeimyninio gyvenimo. But some license is there for sense gratification. Bet yra tam tikras leidimas tenkinti. Some little Mažas. something is there. Kažkas to. However, in the brahmachari ashram, there's no license. Reiškia, Indų brahmacharya, reiškia, gyvenimą nėra, reiškia, jokių leidimų. There's only service. Yra tik tais tarnyba. Now, brahmachari means one who moves in Brahman. Brahmachari reiškia tas, kuris juda link Brahmana. Brahmachariti iti brahmacharya. So that means also who's absorbed in spiritual life. Tas, kuris pasinėręs į dvasinį gyvenimą. The derivation of the word brahmachari is very similar to the word brahmana. Sudarimas brahmacharya žodžio yra labai panašus į žodį brahmanas. Brahma janatiti iti brahmana. One who knows what is Brahma, the absolute truth. He is called a brahmana. Brahmanas yra tas žmogus, kuris žino Brahmaną absoliučią tiesą. And brahmachariti iti brahmacharya, one who acts on the platform of the absolute truth, is a brahmachari. O brahmachari tas, kuris reiškia veikia, reiškia platformą, absoliučios tiesos platformą. Now, a brahmachari can live a life of submissiveness and renunciation if he is fixed in knowledge. Brahmacharis gali gyventi atsižadėjimo ir žinojimo gyvenimą tada, jeigu jis yra, reiškia, užsifiksavęs žinojime. If he's fixed in the knowledge that I am not this body, therefore there's no use trying to enjoy it anyway. Jeigu jis žino, kad jis nėra šis kūnas, tai nėra jokios prasmės tenkinti savo jusles. By practicing renunciation, transcendental knowledge arises. Reiškia, praktikuojant atsižadėjimą,
kyla dvasinis žinojimas. Actually, not simply by practicing renunciation, but by practicing renunciation under the guidance of a spiritually enlightened person, spiritual master. Ne tik šiaip paprastai vedant atsižadėjimo gyvenimą, bet tokį gyvenimą, kuris yra kontroliuojamas žmogaus, kuris yra dvasiškai apšviestas. Otherwise, even many demons also practice renunciation. Nes kitu atveju daug demonų irgi praktikuoja atsižadėjimą. Hiranyakashipu is a great demon who's performing very severe austerities. Hiranyakashipu yra didelis demonas ir jisai praktikuoja didelės askezės. And even we see materialistic people, they perform so many austerities. Tai netgi matom, kad materialistai jie irgi, reiškia, kultivuoja tiek daug askezių. Working in factories, digging roads, Reiškia, it's all austere. dirba fabrikuose tiesiai keliuose, tai yra labai asketiška. But this kind of austerity does not in and of itself lead to knowledge, spiritual knowledge. Bet pati iš savęs šita askezė, tai jinai neveda į žinojimą. But if one practices austerities, tapo divyam putrakam yena satvang shudyat chasmad brahma sokyam tunantam. Rishabdev says, one should practice divine austerities Rishabdevas sako, kad žmogus turi praktikuoti dieviškas askezės, in the mode of goodness, dorybės kūnoje. by which one's existence can become purified. Ir tada to žmogaus egzistencija gali būti nuskaidrinta. And then one can achieve Brahma Sokyam, the happiness of the absolute truth, divine bliss. Tada žmogus gali pasiekti dievišką palaimą, tai yra, reiškia, džiaugsmą, absoliučios tiesos džiaugsmą. So brahmacharya-like means practicing austerities for the sake of developing spiritual knowledge. Taigi brahmacharya gyvenimas, reiškia, tai yra, reiškia, atlikimas askezių, kad įgauti dvasinį žinojimą. And when one is actually situated on the platform of spiritual knowledge by realization, Ir kai žmogus dėka realizacijos, reiškia, yra užsifiksuoja dvasinio žinojimo platformai, then there is no need to practice austerity or renunciation because automatically these will arise within the heart. tada nėra jokio reikalo praktikuoti atsižadėjimą ir askezę, nes jie natūraliai širdį atsiskleis. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janyatya Shuvairagyam Jnanam Chayadahaitikam. One who practices devotional service, to him, to such a person, knowledge and renunciation automatically manifest by the grace of Krishna. Tas, kuris praktikuoja, reiškia, šis dvasinis žinojimas ir atsižadėjimas natūraliai yra atskleidžiamas viduje Krišnos dėka. So a brahmachari, he is able to remain renounced if he's actually getting a taste of Krishna consciousness. Brahmacharis gali likti atsižadėjęs tik tada, jeigu jis įgauna Krišnos sąmonės skonį. Previously in ISKCON, there was an idea that brahmacharis, they should all remain brahmacharis. Reiškia, anksčiau skone buvo tokia idėja, kad brahmachariai turi likti brahmacharais. It's a very good idea. Tai yra gera idėja, aišku. We should revive this idea. Mes turime atgyvinti šitą idėją. Practically speaking, we have seen over the years, most brahmacharis don't remain brahmacharis. Paskutiniais metais praktiškai mes matom, kad daugelis brahmacharių neišlieka brahmacharis. At least not brahmacharis, they may be grihastha brahmacharis. Nu, bent jau net grihastha brahmacharis neišlieka. Of course, it's not not possible to remain brahmachari. Ir aišku, neįmanoma likti brahmachariu. But it's possible only if one is very determined. Yra įmanoma tik tada, jeigu žmogus labai pasiryžęs, užsiciklinęs. If he's convinced that material life stinks. Jeigu jis iš tikrųjų, reiškia, įsitikinęs, kad materialus gyvenimas smirda. Problem is we're not convinced. Bet aišku, mes neįsitikiname. Therefore we see most brahmacharis, even if they're seriously practicing, mostly it seems that they get married. Todėl mes matom, kad netgi brahmachariai, kurie atrodo rimtai praktikuoja, dažnai jie veda. It doesn't mean that if one gets married he's not a serious devotee. Tai nereiškia, kad jeigu jisai veda, tai jisai nėra rimtas atsitanęs. But it may be that he's just seeing what is his actual position and what he needs to do to make advancement. Ar jisai žiūri, kokia yra jo dabartinė padėtis ir jisai gal žiūri, kaip toliau progresuoti. Family life is generally considered a compromise.
Reiškia, šeimininis gyvenimas dažniausiai laikomas kaip kompromisas. Not in the sense that I was talking about compromise this morning in class. Ne ta reikšmė, apie kurią aš kalbėjau šiandieną lekcijoje apie In kompromisą. the lecture this morning, I was discussing compromise. That means compromise as deviation. Aš šiandien kalbėjau apie kompromisus, kuriuos pagimdo nukrypimai. So getting married is not a deviation, Vedimas tai nėra nukrypimas. but it generally is a compromise with the intense life of Krishna consciousness, because there is some license for relaxation. Iš tikrųjų, tai yra, reiškia, kompromisas su intensyviu, reiškia, Krishna sąmonės gyvenimu, nes yra kažkokia duota teisė, kažkiek tai atsipalaiduoti. But many people, or many brahmacharis find that they consider they can't go on throughout their life in the brahmachari ashram. Bet daugelis brahmacharių atranda, kad jie negali eiti per gyvenimą brahmacharių, būdami brahmacharių ašrame. It may not be directly the sex impulse over and above everything, although usually that is a major factor. Reiškia, pagrindinis faktorius, kuris tai lemia, dažniausiai būna, reiškia, lytiniai impulsai. But it may be things that just you find it difficult to have to submit all the time. Bet, reiškia, gali vienas būti iš tokių faktorių, kad dažniausiai visą laiką reikia paklusti. Or you may find it difficult to live in a room with 10 other people. Arba sunkumai atsiranda, kad reikia gyventi su kitais 10 žmonių vienam kambaryje. Although in family life you usually end up with the same thing anyway. Bet šeiminiam gyvenime vis tiek tą pačią baigėte. And if you get 2 kids, they're at least as noisy as 1 kid's as noisy as 5 brahmacharis. So it ends up being the same. Tai vienas vaikas yra dar triukšmingesnis nei kiti brahmachariai. So it ends up being the same thing anyway. Tai vis tiek tam pačiu baigėte. But there may be various reasons. One in the sense that you want a little independence, or freedom to choose as you like what to do with your life. Gali būti įvairių priežasčių, pavyzdžiui, žmogus nori kažkokios tai laisvės pasirinkti, ką jam daryti gyvenime. Although that's usually a big illusion. Aišku, dažniausiai tai būna didelė iliuzija. Because usually you don't choose what you do with your life, your wife chooses. Dažniausiai ne jūs parenkat, ką jūs darysit gyvenime, bet jūsų žmona. Or economic necessity chooses. Arba ekonominiai poreikiai dažniausiai parenka. You may think, I'll get a job as a racing driver or a film actor, but you end up sweeping the roads. Žmogus galvoja, kad jisai taps aktorium arba realistu, bet reiškia, tom baigėsi, kad jisai pradeda šluoti, kad esame valyti. So you may think, well, brahmachari life, there's so many inconveniences, but there are inconveniences in every ashram. Jūs galvojat, kad brahmachari ašrame yra labai daug nepatogumų, bet iš tikrųjų yra pilna visos ašramos. Personally, I consider the brahmachari ashram the best for making spiritual advancement. Aš asmeniškai laikau dvasiniam tobulėjimui palankiausią brahmachari ašramą. Better than sannyas. Geriau negu sannyas. Really? Tikrai. In brahmachari life, you can remain very humble. Brahmachari gyvenime jūs galite išlikti labai nuolankus. Just a brahmachari. Tiesiog brahmacharis. No one takes him very seriously. Nieks rimtai nežiūri kaip. If you're a sannyasi, it's difficult to remain humble. Jeigu sanyasis, labai sunku išlikti nuolankiam. You see, I'm sitting above you, right? Jūs čia matot, aš virš jūsų sėdžiu. What made me so great that I'm sitting above you? Kas čia mane tokį didelį padarė, kad aš virš jūsų sėdžiu. And people serving me. Brahmachari people, though, they don't come to serve me. Tai reiškia, žmonės man tarnauja, čia brahmachari nieks netarnauja. And in brahmachari life, if you don't get involved in management, which you may be, you don't usually have anything to do with women. Tai reiškia, brahmachari gyvenime, jeigu jūs neįveliamas į managementą, jums nereikia bendrauti su moterim. I mean, practically, as a brahmachari, I never had anything to do with women except when I was in management. Pavyzdžiui, aš kai buvau brahmacharis, man iš vis nereikėjo bendrauti su moterim, išskyrus tada, kai aš buvau managementą atlikau. But after I took sannyas and I was accepting disciples, then, women disciples are there also. Ir kai aš tapau sannyasi, pradėjau priiminėti mokinius, tarp jų buvo ir moterų mokinių. And you get involved in people's family lives and their social lives. People want you to come to their homes and, eat something and bless their babies, pat their baby on the head.
Ir tada esu įtraukiamas į šeimininius reikalus, ateiti aplankyti šeimas, palaiminti mažus vaikus, ant galvos padėti ranką. So practically speaking, the best ashram for making spiritual life, advancement in spiritual life is brahmacharya. Iš tikrųjų, geriausias ašramas kultivuoti dvasinį žinojimą brahmacharya. It's best for remaining humble, Geriausia išlikti nuolankiam for šeimos, performing humble service, atlikti nuolankę tarnybą, for remaining simple. išlikti paprastam. Generally, people don't come to you with all their complex problems. Dažniausiai pas tave neateina žmonės su savo labai kompleksuotom problemom. You live a very simple life. Gyveni labai paprastą gyvenimą. Whatever prasad is there, you take. Yra prasadai, paėmė. If there's a space on the floor, you can sleep on it. Jeigu yra vietos ant grindų, pamiegi. You don't have to worry about paying taxes, getting your children educated. Tau nereikia rūpintis dėl mokesčių mokėjimo arba dėl vaikų You don't have to worry about your children, about your daughter becoming pregnant at the age of 13. Jums nerūpi, kad, reiškia, jūs nesijaudinat, kad jūsų dukra 13 metų nešia tampa. Or about your children, you thought your boy was going to be a pure devotee, but he became a heroin addict instead. Arba, reiškia, nesijaudinat, kad ten netaps jūsų vaikas tyru atsidavusiu. You don't have to worry about these things. Nereikia dėl to jaudintis. Very nice life. Labai faina gyventi. You can cut the vegetables, wash the pots, and do all these nice Gali things. plautintis, reiškia, valyti daržovės. So it's very nice if you stay brahmachari. Iš tikrųjų yra labai gerai, jeigu jūs išliekat brahmacharya. Even if you don't, Jeigu ne, you take that spirit into your grihastha life, and your grihastha life will be very nice. ir jeigu jums neišeina to padaryti, jūs įeinat į grihasthos ašramą, bet su tą nuotaiką, tada labai pavyksta tas ašramas. Brahmachari basically means he's serving, always serving. Brahmacharya reiškia iš tikrųjų tarnybą, nuolat tarnauja. Always serving the Supreme Lord Krishna, Guru and Vaishnavas. Visąlaik tarnauja Krishnai, Guru ir Vaishnavam. So if you take that mood into grihastha ashram, it's very nice. Jeigu jūs tokią nuotaiką perkeliate į grihasthos ašramą, Instead of tai yra becoming puiku. a false imitative enjoyer of this material world. Vietoj to, kad taptumėt kažkokio, reiškia, paviršutiniško, reiškia, materialaus gyvenimo Maintaining pasitenkintojų. the taste for renunciation. Ir išlaikant, reiškia, atsižadėjimui, skonį atsižadėjimui. Even though there's some license for sense enjoyment, you should understand that the aim is to go into family life, the aim is to go in with the aim of coming out. Nepaisant to, kad yra kažkoks tai leidimas visiškai tenkištis, bet jūs turite eiti su tokiu tikslu įeiti į grihasthos ašramą, su tokiu tikslu, kad iš jo išeiti In due course of time. tam tikram laiko tarpe. And also, one should have the habit of regularly studying. Ir žmogus turi išvystyti tokį, reiškia, potraukį nuolat studijuoti, įprotį nuolat studijuoti. There's no real meaning to brahmachari life unless you are regularly studying Srila Prabhupada's books. Nėra books of reikšmės spiritual knowledge. brahmacharya gyvenime, jeigu jūs nestudijuojat Šrilos Prabhupados reguliariai knygų. Take advantage now. Taigi dabar pasinaudokit progą. You may not get so much chance in future. Gal jums ateityje neturėsit tiek daug šansų. If you're going to take sannyas, that's very nice. Jeigu jūs galvojat priimti sannyasą, tai labai I'm saying gerai. brahmachari life is very nice for one's own development, but for preaching, sannyas, some devotees should become sannyasis. Dėl savo asmeninio dvasinio, reiškia, lygio, kelimo brahmacharya gyvenimas yra geriau, bet dėl pamokslavimo tai yra, kai kas turėtų tapti vis dėlto sannyasais. So, brahmachari life is a life of preparation. Taigi brahmacharya gyvenimas yra pasirašymo gyvenimas. Prepare to preach Pasiruošti, pamokslauti now, dabar in the brahmachari life. Dabartinė brahmacharya gyvenime. Prepare yourself to be an ideal grihastha, Arba pasiruošti būti idealiu grihastha. or prepare yourself to be a sannyasi. Arba pasiruošti tapti sannyasiu. Even if you don't officially take sannyas, Net jeigu if you adopt the mood of a sannyasi, that is very good. jūs net oficialiai nepriimat sannyasius, bet turit sannyasius mūdą. That doesn't mean that- Tai, kad tai labai gerai. That doesn't mean that you announce to everyone, well, I adopted the mood of a sannyasi, so now you should wash my cloth. Bet tai nereiškia, kad aš turiu sannyasį, reiškia nuotaiką, tai dabar tu turi mano drabužius plauti. Sannyas means to give up personal desires for the sake of preaching Krishna consciousness. Sannyasą reiškia atsikratyti asmeninių norų, kad pamokslat Krišnos sąmonę.
So now you have the chance to take that very seriously. Taigi jūs dabar turite šansą užsiimti to labai rimtai. In future you may not get that. Ateityje gal jūs to negausite tokio šansą. You may not get the chance to become absorbed in Shastra in the same way that you have in Brahmacharya. Ateityje jūs neturėsite tokio šansą pasinerti šastras, kaip kad turėjot brahmacharya gyvenime. So take the opportunity to study. Taigi dabar studijuokit, pasinaudokit progą. Don't look for sense gratification, look for the chance to study Prabhupada's books. Nežiūrėkit į, reiškia, jūsų pasitenkinimą, studijuokit Prabhupados knygas. Okay, there are many more things that could be said. Dar yra daug dalykų, kuriuos pasakysiu. Pretty much I said them all in the Brahmacharya book I made. Aš daug pasakiau brahmacharya knygutėje. Which I think anyone who's interested in Brahmacharya life must have read that by now. Aš manau, kad tie, kurie domėjosi brahmacharya gyvenime, jie skaitė. So if there are any more questions about this, Ar yra klausimų apie tai? Махарадж сказал, что он процитировал слуху Шримад Бхагаватам, что просто занимаясь преданным служением, человек получает и знания, и отвлечения, и постоянно подчеркивал, что мы должны читать, получать знания, то есть, а как, допустим, если мы просто занимаемся служением постоянно, и может так придет знания, вот Гуру Махарадж не процитировал это слово, как насчет... Без skaitimo knygos, tik tai Ну да, потому что есть такая шлока, что Шримад Бхагаватам просто занимает преданное служение, автоматические знания и отношения к Господу. You cited the shloka from the Srimad Bhagavatam that while practicing devotional service, the renunciation of knowledge comes. But actually, if we only, and you mentioned that a man must read, a devotee must read Srila Prabhupada's books. So can knowledge and renunciation comes only cultivating devotional service without studying Prabhupada's books? When it's said that knowledge comes, that means that knowledge is revealed within the heart. Kai pasakoma, kad žinojimas ateina, tai reiškia, kad žinojimas atskleidžiamas širdies viduje. Someone who reads Prabhupada's books but without a service mood, the knowledge does not become manifested within their hearts. Tas, kas skaito Prabhupados knygos, bet be tarnystės nuotaikos žinojimas neatskleidžiamas. Now there are cases of great devotees like Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, Yra aišku atveju didelių atsidavusių kaip Gaura Kishore Das Babaji, who from the external point of view was illiterate, kuris iš išorės buvo neraštingas. but from his mouth all the Vaishnava Siddhantas would automatically manifest. Bet iš jo burnos ėjo visas Vaishnavas Siddhantas. He is an eternally perfect devotee of the Lord, come from the spiritual world. Jis yra visiškai tobulas atsidavęs atėjęs iš dvasinio pasaulio. We are sadhaks or devotees practicing to come to the perfect stage. Mes esame atsidavę sadhaks. Sadhak means one who is practicing sadhana. Tai yra tie, kurie, reiškia, praktikuojam sadhaną ir mes bandom pasiekti tą tobulumo lygį. So an important part of our sadhana is to study Shastra, to hear and study Taigi Shastra. tai yra svarbi dalis mūsų sadhanos, tai būtent studijuoti šastras. So by doing that and by engaging in the other processes of devotional service, in the mood of devotion, then Krishna will be pleased to reveal realization of that knowledge within our hearts. Taip darydami, reiškia, studijuodami šastras ir kartu užsiimdami atsidavimo tarnybą, tarnystės nuotaikoje, mes patenkinsim Krishną ir tokiu būdu Krishnas skleis mūsų širdyje šitą žinojimą. It may be that if one has a very strong service mood, that even without studying he can become advanced, but generally it's recommended for everyone to must study this. Jeigu atsidavęs turi labai stiprią tarnystės nuotaiką, jisai gali net ir nestudijuodamas pasiekti tobulumą, bet dažniausiai taip neatsitinka. Yra sakoma, kad norint išlikti brahmacharya yra geriausia būtų tai Indijoje padaryti, kiek Maharadžui atrodo, kad tai yra įmanoma vakaruose, brahmacharya su gyvenimo praktikuoti. Jo, šiaip sakoma, kad palankiausia Indijoje, kiek vakaruose tai įmanoma yra, ar būtinai Indijoje. It is said that in order to become a brahmachari for all the life, it is good to go to India. And how is it possible to do that in the Western countries? Certainly the atmosphere in India even today is more favorable
for cultivating detachment and brahmachari life. Aišku, Indijoje yra atmosfera labai palanki, norint kultivuoti brahmachariją ir atsižadėjimą. That's a fact. Tai yra faktas. How to do it if you're in the Western countries? Well, axiomatically you can't both be in the Western countries and in India, so how to do it if you're in the Western countries is you have to go to India. You can't live in India if you're living in Lithuania. Mes negalim, jeigu mes norim tai aišku, mes negalim būti vienu metu ir Indijoje, ir Lietuvoje. Mes turime važiuoti arba į Indiją, arba pasilikti Lietuvoje. Apparently Niranjan Maharaj, who's the GBC here also, with Bhakti Chaitanya Maharaj, he's not very enthusiastic about sending devotees from here to India. Niranjanas Svamis nėra labai entuziastingas siųsdamas. Actually, many of our leaders from the West aren't very enthusiastic to send devotees to India. I'm not. Daugelis mokytojai nėra entuziastingi siųsdami mokinius iš čia. The thing is, because a lot of devotees, they go to India and they just kind of space out. Todėl, kad daugelis atsidavus nuvykę į Indiją, jie patiria tokią būseną space out. They mix up, space out. That's it. That word must be in ISKCON Lithuania, no? It's in Russian. Everyone in ISKCON Russia knows. Space out. It's international ISKCON word. You know, they wander around and make themselves into a Babaji or some kind of weird thing. So that may be one of the reasons they're afraid of that. Galbūt tai yra vienas priežasčių, kodėl jie bijo to siųsti. If you're going to India, you should have some fixed program. Jeigu važiuojate į Indiją, jūs turite tam tikrą programą. Of preaching. Pavyzdžiui, pamokslavimą. And a fixed authority. Ir autoritetą. Pavyzdžiui, yra tekstas, žodžiu, kalau pančavai vardžiai, tai yra ir sanyasa uždrausta irgi. Tekstas yra. It is a text that says that sanyasa. One of the 5 things forbidden in Kali Yuga is taking sannyas. Tai viena iš 5 uždraustų dalykų yra priimti sanyasą Kali Yuga. Ir kaip ir iš vienos pusės pasakyta tiesiogiai, nes mes akcentuojam visą laiką, kad neinterpretuoti. And it is said straight and forward, clear that without interpreting, because we don't interpret. Kai mes pamokslavim krikščionis, ten nežadėk, mes čia tokia diskusija buvo prieš tai. So before that there was a discussion Tam Šrimad Bhagavatam. About Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam lekcijoje buvo diskusija apie tai, kad mes pamokslavim, kad neinterpretuoti, bet čia kaip atrodo kaip interpretuoti. We see that we don't interpret the Srimad Bhagavatam, but on the other hand, we actually people take sannyasa, whereas in the Shastras it is written that in Kali Yuga it is forbidden to take sannyasa, because there was a discussion. We said to the Christians that don't interpret. What? With Christians? No. In the Srimad Bhagavatam lecture, between devotees. Okay, alright, I got the point. Alright, now, sometimes in Shastra there may appear to be some contradictory things. Galbūt atrodo, kad Shastrose yra tam tikrų prieštaringų dalykų. For instance, most of the Vedas recommend karma kanda. Pavyzdžiui, Vedas dauguma vedų rekomenduoja karma kanda. Right in the Mahabharata, you'll find sometimes it's said that giving food in charity is the best. Sometimes it's said that giving knowledge in charity is the best form of charity. There is nothing better than this. And then the next chapter it says, well, giving food is the best form of charity. There's nothing better than this. Reiškia, vienoje dalyje Mahabharatas yra sakoma, kad yra, reiškia, teikti maistą, reiškia, kaip labdara, nieko nėra geriau. Kitam jau sakoma, tai yra teikti žinojimą, kitiems yra, už tai nėra nieko geriau. So there may be apparent contradictions in Shastra. Galbūt yra kažkokiu tai, atrodo mums, kad yra tam tikrų prieštaravimų Shastrose. Acharyas come to resolve these contradictions and give the correct understanding of the Shastra. Bet Acharyas ateina tam, kad išspręsti šitos prieštaravimus ir duoti teisingą Shastrų supratimą. Now also in Shastra it's recommended that everyone should take sannyas. Aišku, Shastrose irgi yra rekomenduojama, kad kiekvienas turi priimti Prabhupada sannyasą. often quoted Pancha Saudvanam Vijayata after reaching 50 years.
one should take the vanaprastha life, one should renounce. Apie 50 metų žmogus turi priimti vanaprasthos gyvenimą, atsižadėti. And in Bhagavad Gita we see repeated discussion of sannyas by Shri Krishna. Ir Bhagavad Gita mes sutinkam vis pakartojimą diskusiją apie sannyasą. What is the actual nature of sannyas? Kokia yra iš tikrųjų tikroji prigimtis sannyasa. And we see that Chaitanya Mahaprabhu, who we know this verse because it was quoted in Chaitanya Charitamrita, spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mes žinom šitą šloką, nes jinai buvo pacituota Čaitanijos Mahaprabhu, Chaitanya Charitamritoje. Chaitanya Mahaprabhu quoted this on the point of not killing cows. Jisai kalbėjo tą temą, kai buvo kalbama apie karvinę žudymą. But then in the Vedas, the cow-killing sacrifices there. Bet Vedose yra, reiškias, karvių žudymo aukojimai. So Chaitanya Mahaprabhu, in discussing with Chankazi, resolved this contradiction. Taigi Chaitanya Mahaprabhu diskutuodamas su Kaza, jisai, reiškias, išsprendė šitą prieštaravimą. Now Chaitanya Mahaprabhu, who is the goal of the Vedas, who is the original speaker of all the Vedas, he himself took sannyas in Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu, kuris yra pats Vedų šnekėtojas ir pats Vedų objektas, jisai pats Kali Yugai priėmė. While acting as an acharya to teach us, he took sannyas. Veikdamas kaip acharya, mokydamas mus, jisai priėmė sannyasą. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described that actually there's no question of stopping sannyas because it is an intrinsic part of the varnashram system. Ir Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, jisai sako, kad nėra jokio reikalo sustabdyti sannyasą, nes tai yra sudėdamoji varnashram dharma. And sannyas, as conceived of by Chaitanya Mahaprabhu, that is very much needed. Ir kaip Chaitanya Mahaprabhu suprato, reiškia, sannyasa yra labai reikalingas dalykas. What is Chaitanya Mahaprabhu's sannyas? Kas yra Chaitanyos Mahaprabhu sannyasa? Itanza astaya paratmanishtam adhyasitam purvatamai mahavi aham tarishami tarantaparam tamomukandam rim shridanava. Chaitanya Mahaprabhu said that following in the footsteps of many great devotees of the past, Chaitanya Mahaprabhu sako, kad sekant didžiųjų praeities atsidavusių pėdom, who fully took shelter of the Supreme Personality kurie of Godhead, pilnai rado prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens. I shall also dedicate myself in the service of Mukunda. Aš taip pat atsiduosiu Mukundos tarnybai. And in this way cross over the otherwise insurmountable ocean of nescience. Ir tokiu būdu peržengsiu šitų nelaimių vandenyną. So this kind of sannyas is required. Taigi tokio pobūdžio sannyasa yra reikalinga. But then when it's said sannyasa is one of the 5 items forbidden in Kali Yuga, then how do you understand that? Bet kai sakoma, kad sannyasas priėjimas yra vienas iš 5 draudžiamų dalykų, Kali Yuga, kaip suprasti tai? So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained that this then refers to the misapplication of sannyas, specifically Mayavad sannyas. Tai Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tai yra nurodo, kad tai yra prieš Mayavados sannyasą arba prieš tos sannyasas priėjimas supratimą. Real sannyas is always wanted. Tikras sannyasas visą laiką reikiamas. Real sannyas means to dedicate yourself in the service of Krishna. That's never to be stopped. Tikra sannyasa reiškia, tai yra, kad reiškia priimti, tai yra, kad pašvęsti savo gyvenimą tarnybai Krishnai. But the imitative sannyas of the Mayavadis, which is causing havoc in human society, that should be stopped. Bet šitų Mayavado sannyasa, kuri yra tik tai imituojanti ir sukelia, reiškia, chaosą žmonijoje, jinai turi būti sustabdyta. Because in Kali Yuga there's so much cheating in the name of religion. Todėl, kad Kali Yugoje religijos vardu taip apgaudinėjama. And because most people are simply not fit for it. Ir todėl, kad nes daugelis žmonių nėra tam pristaikę.